Viskas gerai? Girdi? Tvarkoj. Taip, Tai ką, labas rytas. labas rytas visiems mūsų stovyklavedžių klausytojams, žiūrėtojams, tiems, kurie jau seka mūsų kanalą ir tiems, kurie dar tik tai pradės sekti mūsų kanalą. Ne visada mums pavyksta filmuoti studijoje, tai gerai, kad turime technologinių galimybių. Tiesa, Audriau? Taip, technologijos valdo ir aš jau taip stovykliškai nusiteikęs, pusnuogis, nežinau, tikiuosi niekam netrukdo, laukiu naujos laidos. Tai viskas gerai, iš tikrųjų už lango gegužė ir 20 berods 3 laipsniai, tai tavo apranga kaip tik pagal laiką. Žodžiu, mėlyjeji, šiandieną mudu su Audriumi norime pasišnekėti apie stovyklavedžių tokį vieną galvosūkį, apie tai, kas iš tikrųjų yra svarbu tėvams stovykloje. Ir buvo atlikta apklausa, kurioje tėvai atsakė iš tiesų į daug pakankamai klausimų apie tai, ką jie galvoja apie stovyklas, apie stovyklose vykstančius renginius, veiklas. Ir mes šiandien apie tai ir pasikalbam, padiskutuojam ir po to sukursime su Audriumi savo apklausą, nes mums bus labai įdomu, ką galvoja tie žmonės, kurie žiūri mus, arba kurie leidžia savo vaikus į mūsų stovyklas, arba mūsų kolegos, ar mūsų tiesiog artima aplinka, kaip jiems atrodo, kokie svarbiausi dalykai yra stovykloje, dėl ko į stovyklą važiuoti vaikui verta, o dėl ko neverta. Taigi, Audriau. Apskritai, ką atkreipdėmėsi reikėtų jo stovykloj organizatoriam, galbūt kokie tėvelių lūkesčiai iš stovyklos organizatorių. Tikra tiesa, Tai yra labai svarbu. Taip, mes galvojam vienaip, tėvai galvoja kitaip, bet žinai, dažnaigi būna taip, kad tiesiog net ir tėvai nepasako, ko jie nori, nes gal, žinai, kitą kartą žmogus net nežino, ko jisai pats nežino ir ko jisai tikisi, jisai irgi nežino. Būna. Gerai pasakai, nežino, ko nežino. Taip. Bet tokios apklausos užduoti klausimai padeda suprasti, ko nežino. Ir mūsų misija su tavim, kaip mes ir kalbėjom pačiai pradžiai, yra šviesti tėvus, edukuoti tėvus, kurie daro pasirinkimus, kad jie savo pasirinkimais galų gale netraumuotų vaikų. Nes neteisingai parinkta stovykla gali padaryti vaikui traumą. Jeigu vaikas visiškai nelinkęs, tarkim, kariaut, o tėvai nusprendžia juos tą savo gležną kūdikėlį įkišti į purvą iš karto, galima turėti rimtų pasekmių gyvenime. Aš manau, lygiai kaip ir neparuošimas stovyklai, ar reikia vaiką ruošti stovyklai, irgi aš matau, kad turi pasiekmių, nes vaikas atvažiuoja, sako, man 2 kartus sakė, kas čia bus, akis didelės, tai pakalbėkit su to savo vaiku ir paruoškit jį. O ko tikėtis ir kaip tą vaiką teisingai orientuoti, tai va čia šventas darbas. Sakyk, kaip iki tol nieks nedasigalvoja Lietuvoje iki šiol? Nežinau. Čia turbūt vėl grįžtame prie, žinai, klausimo, kodėl organizuojame stovyklas, kodėl mudu su tavim šitą darbą ir šitą mūsų veiklą matome labai svarbia ir jinai mums nėra tiesiog tam, kad, žinai, padaryt, vasarą ateina, padarom stovyklas, fainai, tai yra irgi mūsų uždarbis, taip? Tai reiškia, uždirbom kažkokią sumą pinigų ir laukiam kitos vasaros. Tai laimė, kad prieš metus atsitiko ta pažintis ir matom, kad mums abiems yra stovykla daug giliau ir daug svarbiau negu tiesiog šiaip ją padaryti. Turbūt todėl mums ir kyla tie klausimai ir poreikiai aiškintis ir žiūrėti, kas tai yra. Nes, kaip ir sakėjai, žinai, netinkamai parinkta stovykla, ne tas galbūt laikas, dar daugelis dalykų gali iš tiesų vaiką ir traumuoti. Ir vietoj to, kad vaikas džiaugtųsi
faina vasarą arba net ir ne vasarą vykstančią stovyklą, tai vaikas kankinasi, žinai, ir sako, aš noriu namo. Tai va, tai aš dabar gal įgarsinsiu tos apklausos duomenis ir mes pagal kiekvieną punktą su tavimi galėsim trumpai pasišnekėti ir suteikti galimybę po to mūsų klausytojams pakomentuoti ir atsakyti į mūsų sukurtą apklausą. Nes iš tiesų mums tai yra svarbu. Jo, vakar dienos nuotykis. Kraunuosi daiktus į mašiną, sėdi ant tvoros, gana aukštai sėdi jaunuolis ir šauna man. Labas, Pumba. Labas. Skanuoju veidą. Ar jisai skautas, žinai, ar, daug kur mane tokiu vardu žino. Gerai. Tai kur buvom susitikę? Alfa būrys. O, gerai. Kada? 2 kartai. O, gerai. Ar buvo gerai? Jo, gerai. Jūs gal mane atsimenat, man pirty pasidarė blogo, jūs vandens nešėt. Žinai, negražu vaikui sakyti, kad atsimenu. Kai yra 6 pamainos, atsimeni labiau tokius, reiškia, ekscesinius, jeigu kartais jų būna. O kad ten po pirties buvo bloga. Kaip sakau, stovykla? Jo, faina, kiek to metų? 14. 14 jau pas mane tas formatas. Tai sakau, žiūrėk, davai kokią skautų stovyklą, dar kur nors. Pagalvosiu. Bet 14 metų vaikai, jie jau daro kitokius pasirinkimus. Jeigu galima nestovyklauti, stengiasi nestovyklauti. Bet čia jau tavo tema. Jo, čia mano tema. Ir, žinai, tarp kitko, šitoj temoje atsirado labai daug papildomų, sakykime, tokių trigerių, todėl, kad vaikai labai nori uždirbti pinigų. Ir jau 14 metų jisai galvoja, kur jisai gali eiti padirbėti, kad uždirbti pinigų. O jau jeigu vaikui 15-16, vaikui jaunuoliui, tai jisai tada apskritai sako, taigi aš eisiu dirbti. O žinai, taip kaip dukrai savo sakydavau, aš atsimenu, kai buvo paauglė, sako, aš važiuosiu rinkti braškių. Žinai, sakau, brangioji, pas senelius yra sodas, skink braškės, mes tau patys sumokėsim, jeigu tu nuskinsi braškės, jeigu tu ten kitas uogas nuskinsi. Sakau, ar tu skaitai, kad kažkur nuėjus dirbti, tu gausi daugiau pinigų? Nesakau, tu tiesiog daugiau dirbsi, uždirbsi mažiau. O sakau, pas mus tu gali padaryti šitos darbus, uždirbti irgi pinigų, nes, žinai, kaip sako, mokėti vaikui pinigus už tai, kad jis pasikloja lovą, tai čia ne variantas, bet už tai, kad jisai padaro tokius darbus, kurie, kaip ten, uogų rinkimas, dar kažkas, tai skaitau, kad tai jau jo gali būti apmokamas darbas. Tai va, aš kažkaip... Jo, bet patirčių darbinių jis neišsineš. Santykio tarp jo ir darbdaviais irgi neišsineš. Tai bus namai, saugia aplinka. Tai čia kiti dalykai. Ar reikėtų 14 jau išbandyti tuos kitus dalykus? Kuo anksčiau, to geriau, aš galvoju. Sakai, žinai, o aš tai galvoju kažkaip tai, kad galima, žinai, vaikam dar pabūti vaikais. Galima, bet jeigu jie jau nenori būti vaikais, tegul paragauja. Nes kartais, kai paragauja to uždrausto vaisiaus, paskui pagalvoja, žinai, kai aš patampiau kitkas kolūkį savaitę, aš pagalvojau, gal aš pabūsiu dar vaiku, jeigu man leidžia pabūti vaiku. O tu žinai, čia įdomus dalykas, juk mūsų vaikystėje ir mūsų paauglystėje mes kiekvieną rudenį ir po mokyklos, atsimeni, sakydavom, kad mes mokykloje jau ten gegužės gale ir baigdavom mokslo metus, o iš tikrųjų tai ten būdavo 2 ar 3 savaitės to vadinamo visuomeniai naudingo darbo. Ir tas darbas buvo apmokamas. Tai būdavo kolūkis, tai būdavo dar kažkas. Tai aš atsimenu, kad labai nenorėjau dirbti kolūkį, tai aš dirbau darželyje. Aš po 8 klasės. Po 8 klasės nuėjau ir ten dar atranka kokia buvo ir mane pasiėmė iš tiesų dirbti į darželį, auklėtojos padėjėja, reiškia, ir, tai ką, žinai, ten prižiūrėti, padėti vaikus, ten maistą patiekti ir panašiai.
Ir aš mėnesį laiko dirbau vienais metais ir vėliau po 9 klasės vėl dirbau, nes chebra iš tikrųjų važiavo į kolūkį ir panašiai, bet rudenį mes važiuodami į kolūkį. Ir aš jau turėdama tą patirtį galvoju, nu jau ne, aš tai tikrai nenoriu vasarą ten tam žinai kolūkį kaitinti, supranti, tai radau irgi išeiti. Bet kai mes turėjom tokią patirtį, tai visai nedegė noras visą vasarą praleisti dirbant. Ir Nu gal tai va, matai, mes jo. atsakėm į klausimą taip, kaip atsakėm. Tai va, žodžiu, tai Tegul bet paragauja ir supranta, kas yra, jo, iš kur tos kojos vyksta ir kaip tie pinigai atsiranda. nu, pinigai atsiranda, bet, žinai, tai vėlgi gali būti patirtis labai įvairios. Taip kaip sakai, kad Jo. stovykloje netinkama patirtis, tai čia tas vaikas be įgūdžių, be komunikacijos įgūdžių, be daugelio kitų įgūdžių irgi gali gauti ne pačias geriausias patirtis. Nu, žodžiu, čia yra, žinai, kiek žmonių, tiek nuomonių, kiek Taip. tėvų, tiek nuomonių, žodžiu, čia, žinai, mes pasakėm savo, o galbūt kažkas mato kitaip ir gali pasidalinti Gerai. savo matymu. Tai Taip. grįžtame prie tos apklausos, kurią vat atradau ir kaip jinai skambėjo. Reiškia, buvo užduotas klausimas, kas yra gerai ir kas yra blogai stovyklose, dėl ko, ta prasme, dėl ko tėvai siunčia vaikus į stovyklą ir kokius mato pliusus ir minusus. Tai visa tai buvo sudėta procentaliai suskaičiuota. Tai ir pradėkim nuo, žinai, galvoju, o pradėkim mes nuo pabaigos. Kaip tau atrodo, kas mažiausiai svarbu buvo toje apklausoje? Nu, va taip įsivertinant, žinai, tėvų vaikų santyki ir ten stovykla, žinai, ir visi kiti dalykai. Kas tau atrodo, kas galėjo būti mažiausiai svarbu? Be supratimo, žinok, labai smalsu sužinoti statistiką. Tai žinai, 2 procentai atsakė, kad pailsėti vienam nuo kito. Ta prasme, tėvams pailsėti nuo vaikų, o vaikams pailsėti nuo tėvų. Tai va, tai buvo čia. Reiškia, neleidžia mamytės vaikam pailsėti nuo savęs, turi kontroliuoti tą vaiką ir toj stovykloje. Tai čia labai rezonuoja su tuo, ką aš sakau visą laiką. Leiskit vaikui ilsėtis ir patys ilsėkitės. Jeigu atvežėt vaiką į stovyklą, jau nusprendėt, nu tai leiskite jam ilsėtis. Po tos savaitės toks saldus susitikimas bus 2 procentai. Wow. Taip, Mamytės, susikaupkit. Negalima taip, negalima. Jeigu leidot ilsėtis, leiskit ilsėtis. Tai yra atostogos vaikui. 3 procentai pasakė, kad stovykloje apskritai nėra nieko gero. Tai palauk, tai kam tada tą vaiką į tą stovyklą vežti? Reiškia, taip vyras nusprendė, tai aš ir atvežiau. Vienas toks atvejis buvo, kai vyras nusprendė, aš atvežiau ir paskui tą pačią dieną vaikas grįžo namo. Aš galvoju, kad čia galbūt buvo netinkama kažkokia patirtis, žinai, ir, na, netinkama. Tiesiog, na, gal ne tas pasirinkimas, dar kažkas, bet faktas, kad nieko gero nematė, žodžiu, toje stovykloje. Tada, kad nebūtų keista, 3 procentai atsakė, kad stovykloje viskas labai gerai. Va taip. Kiek? Taip, 3 procentai. 3 procentai, nu super. Tingėjau skaityti klausimus, padėjau pliusiuką, viskas labai gerai. Taip. 4 procentai atkreipė dėmesį į maitinimą, bet reiškia, kad tai teisingas ir sveikas maitinimas. Na, žinai, priklauso, kur aišku buvo daryta ten ta apklausa, tai toli gražu, kalbant apie maitinimą, ne visada galim pasakyti, kad stovykloje bus tas tikrai labai sveikas ir labai geras maitinimas ir čia yra tikrai niuansų ir tai yra... Nu, Miela kolegė, jeigu vaikus maitint daigintais žirniais ir panašiais dalykais, jie jų nevalgys. Jie yra sveiki, jie yra teisingi, bet vaikai jų nevalgys. Bet maitinimo kiekviena stovykla maitina kitaip, yra visaip ir turbūt aš pati esu turėjusi patirčių, kada maitinimas dažniausiai, pavyzdžiui, kai mes esam dirbę stovyklose
kur nepriklauso nuo tavęs maitinimas, jis tiesiog būdavo nupirktas ir Ir atveža žuvies kotletus ir visus kotletus, nu ne visus, bet 2/3 jų reikia išmest, nes vaikai žuvies kotletų taip, nevalgo. tai žodžiu čia, žinai, bet O skambini į tą maitinimo įstaigą, sakai, kad vaikai nesako, bet dietologai sudarė tokią programą. tai va, bet reiškia tėvams tik tai 4% realiai buvo svarbu tas sveikas maitinimas. Taip, nes tu pamatysi šią vasarą, kada alfa būry bus dešrelių diena, tai yra hotdogai. Taigi faktas, tai vaikų maistas mylimiausias dešrelės. Ir kas mane dabar glumina, kitas skaičius. Lygiai tie patys 4% yra atsakę, kad savarankiškumo ugdymas yra svarbus tėvams, tik 4% tėvų. Neatimkit iš manęs mano vargelio, tegul jis ir toliau būna neįgalus, bet aš turėsiu darbelio, kad aš galiu to neįgaliu rūpintis. Aš pasakysiu, kad mano statistika, bent jau tai, kokie atsiliepimai pasiekė, kad vaikas 2 savaitės po stovyklos dėliojosi savo daiktus, klojosi lovą, plovė indus, nors indaplovė yra. Aš galvoju, kad čia yra gera statistika, jos turėtų būti daugiau. Be abejo. Tai 6% svarbumo buvo poilsis. Tik 6%. Poilsis. Jo. Nužudykit mūsų vaikus tose stovyklose, jiem ilsėtis nereikia. Čia ne vasara, ne tos. Tavo interpretacijos, žinok, nemirtingos. Mamytės nesulauksit, vaikai ir pailsės, grįžt, pailsėję, susiformavę ir toliau turėsit su jais dirbti. Jeigu galvojat, kad aš bendrai nežinau, gal ir yra tokių stovyklų, kur vaikus nužudo, bet ten, kur užimtumas 100%, ne? Kur varo, būna tokios kartais ir skautiškos stovyklos, tautinės vadinasi, labai daug užimtumo. Aš visą laiką kalbu, kad per daug to užimtumo. Jo, bet, aišku, yra ten tokie dalykai, kaip kad jie kas 5 metai vyksta tos stovyklos, tai norisi labai daug nuveikti, kai jų daug tų vaikų yra krūvoj, bet jo. Vaikai po to grįžę savaitę atsigauna po tos stovyklos. Ten specifinės, matai, skautiškos, jos skirtos saviem. Skiriasi nuo tų kitų, kada suvažiuoja žmonės, kurie žino apie ką. Klausyk, aš tai žiūriu į laiką ir suprantu, kad jisai tiesiog skrieja, atrodo, tik pradėjom šnekėti, o laikas tirpsta. Tai mes dabar taip greitesniu būdu, žodžiu, procentaliai. Aš jau komentuosiu. Jo, 7% svarbu yra pramogos, 8% sportas, aktyvus poilsis, 9% disciplina ir auklėjimas ir 12% vaikai yra prižiūrėti ir užimti ir po to jau keliaujam truputėlį aukštyn pagal tą svarbumą ir 15% svarbumo atidavė tie, kas galvoja, kad gamta ir grynas oras yra žiauriai fainai. Tai 15%. Tai irgi, žinai, ne kažkas, tai aš tau pasakysiu, kažkaip, man taip įdomiai dėliojasi, žinai, truputėlį stebina mane šitos apklausos atsakymai, tai teks daryti savo. Reikiagi pasitikėti. Aš suprantu, kad taip, jau. Taip. 16% buvo labai svarbu, kad vaikai turi gerą užimtumą, tokį kaip įvairūs pažintiniai užsiėmimai, pažintinės veiklos, bendras vaikų toks ugdymas ir vystymasis. Ir tada toksai, žinai, didelis šuoliukas, 32%, tai pats svarbiausias dalykas - bendravimas su bendramžiais, komunikacijos įgūdžių ugdymas,
draugystė ir socialinių įgūdžių ugdymas. Nu va, žiūrėk, reiškia, aš suprantu, kad vaikai darosi asocialūs, jo ir tėvam labai svarbu, kad jie bet kaip tą vaiką priverst komunikuoti, nu niekaip. Bet stovykla yra labai gera vieta, kur jis gali paruoštas sužibėti kitaip. Stovykla yra ta vieta, kur jo nieks nepažįsta ir jis gali save pateikti taip, kaip jisai nori save pateikti. Išbandyti save, kitaip tariant, kitam ampluo, jeigu jis atvažiuoja ten vienas tą stovyklą. Aš tą supratau labai senai. Stovyklaudamas tokius patarimus duodu ir vaikam. Galų gale kiekvienoj terpėj yra galimybė naujai sužibėti ir suprast, kad tu gali dar tą ar tą ar aną, nes Prareikia balsą. Jo. Kiekvienoj terpėj tu nežinai, kas bus šalia ir kokios bus aplinkybės, ypatingai jeigu tu kartoji tą pačią stovyklą ir žinai, ko tikėtis. Nu va, aš visą laiką prašau vaikų, kurie 3 metai atvažiuoja į tą patį alfa būrį, sakau, nespoilinkit, negadinkit kitiems šventės, o patysgi, žinodami kas ir kaip, nu jūs toj situacijai galit pasirodyti geriau, tai maždaug va taip. Na va, matai, ir prakalbam apie komunikaciją, tu paminėjai, tai šiemet mano stovyklų tema yra komunikacija ir lyderystė, ir tu sakai, nežinau, kaip priversti vaikus komunikuoti, tai aš žinau. Okay. Mes kūrėm autorinę programą, kūrėm, jinai yra sukurta, jinai jau paruošta, padaryta ir be abejo, tai yra procesas ir tai yra ir įdomus, ir sudėtingas, ir sužaidybintas, ir pažintinis toks, sakykime, gal tokie daugybiniai veiksmai, kada vaikai komunikuoja ir jiem fainai, ir jie patys nesupranta, kad jie išmoko naujų įgūdžių ir iš tiesų atsivėrė, atsiskleidė ir jiem daug paprasčiau yra tiesiog bendrauti. Nes, žinai, čia tas žodis toks komunikacija realiai, tai yra bendravimas, tai yra paprastas, normalus bendravimas, kada mes girdime kitus, matome kitus, empatija, tu labai dažnai apie tai kalbėjai, kad vadovai būtinai turi būti empatiški ir suprasti, kad tam vaikui sudėtinga gali būti ir panašiai, tai mokom bendravimo ir tikrai žinom kaip. Tai jeigu... Nu, aš sakau vaikam taip, sakau, žiūrėkit, draugai nekriaušės ant medžių neauga ir draugo maksimui nenusipirksi. Jeigu nori su kažkom susidraugauti, tai turi skirti jam dėmesio. Ir man labai patiko vieno mano vadovo, reiškia kolegos Renaldo pasakymas į savo sūnui. Pasakė tokį, reiškia tokią frazę, kai jis prie pasakė, man šitas neįdomus. Sako, tu jam skyrei per mažai dėmesio. Jeigu tu jam būtum skyręs daugiau dėmesio, jis to būtų pasidaręs įdomus. Nu, tai viskas. Reiškia, jeigu nori su kažkom susidraugauti, pasisodink jį ir skirk jam dėmesio, pakalbėk su juo. Ir susidraugausi. Viskas paprasta. Be abejo, kiekvienam žmogui, kiekvienam ar dideliam, ar mažam reikia dėmesio. Ir tas dėmesys, žinai, kada tu jį suteikiai, tu pamatai tą žmogų kitokį. Ir čia mano tiesiog vakar dienos patirtis, kada turėjome susitikimą, žinai, moterų verslo klube ir atėjo viena moteris, su kuria, taip, žinai, kalbėjom, bet matai, kad žmogus nepasako visko, bet man labai patiko jos veikla ir sakau, aš pas jus užsuksiu, jinai turi parduotuvę. Ir žinai, kada užsukau, mes pusę valandos prapliurpėm, išsiaiškinom viską, kas įmanoma. Ir aš jau išvažiavau visai su kita nuomonė ir su kitokia patirtim to žmogaus. Bet taip, tai užėmė pusvalandį mano laiko, bet aš džiaugiausi ir man buvo malonu, žinai, kalbėti ir sužinoti daug dalykų. Tai tik dėmesio skirtumas yra, ne? Ar dėmesio suteikia ar ne? Ir tada, žinai, patinka tau, nepatinka žmogus, ar dar kažkas atsitiko ir įvyko. Ir net ne tai, kad nepatinka. Iš tikrųjų, dažniausiai supranti, kad visi žmonės patinka. Taip, iš tikrųjų, taip.
Nu, žinai, pas vaikus yra ten tokių visokių, jis man nepatinka ar patinka, nu, tiesiog tingiu jo. Taip, taip. Tingiu jam dėmesio, dėl to jis man nepatinka. Taip yra paprasčiau. Nukirtau ir viskas. Taip, nes tai reikalauja pastangų. Na va, tai Audriau, įsivaizduoji, taip greitai pralėkė mūsų tos 25 jau beveik minutės ir mes padiskutavom su tavim, mes pateikėm informaciją, kurią radom surinktą, o iš tiesų pasižadam, kad labai greitų metų paleisime savo apklausą apie tai, kasgi jums yra svarbu, ką tėvai mato prioritetų, kas turėtų būti stovykloje, į ką atkreipti dėmesį. Ir aš tikiu, kad greičiausiai mes turėsime diskusiją apie kitus skaičius ir apie kitokius interesus, nes be abejo, kiekvienoj, žinai, vietoje turbūt skirtingai mato žmonės ir su savo patirtim. Jo. Tai manau, kad mes poros savaičių bėgy susirinksime. Įdomius Kažkokius atsakymus tikrai taip, bet aš galvoju, kad rimtesnė apklausa bus vasarą, stovyklų metu, kada žmonės skirs tam laiko, bet mielieji, jeigu jums svarbu, kaip jaučiasi jūsų artimieji ir ką jūsų artimieji gali gauti, tai atsakykite į klausimus. Viską mes darom savanoriškais, laisvamaniškais pagrindais, tam, kad gautumėt daugiau informacijos, supratimo ir padarytumėt mažiau klaidų ir daugiau teisingų pasirinkimų, leisdami tai, ką turit brangiausia, kartoju, akcentuoju, tai, ką turit brangiausia, savo vaikus į kažkokį vasaros nuotykį, nes stovykla tai yra nuotykis. Be abejo. Ir žinai, paprašiau tėvams, bet mums, stovyklų vadovams, stovyklų organizatoriams, tai padės irgi pagerinti savo darbo kokybę su vaikais ir suteikti jiems dar daugiau gerų dalykų, kai tiesiog žinosime, kokius jūs matote poreikius ir kaip galime atliepti ir jūsų vaikų poreikius. Tai, žinoti atsakymus į klausimus visada yra labai svarbu. Nes taip, geriau paklausti ir sužinoti, negu tiesiog visada daryti prielaidas. Tiesa? Aš visą laiką vaikams sakau vieną tokį teiginį. Jis tinka ne tik vaikams. Nėra neteisingų klausimų, yra neužduoti klausimai. Teisingai. Jeigu tu klausimą neužduosi, į jį nieks neatsakys ir tu nežinosi atsakymo. Bet kai tu klausimą užduosi, į jį gali neatsakyti, bet tikėtina, kad atsakysi ir gausi. Ir turėsi atsakymą, o ne savo įsivaizdavimą, kaip tai galėtų atrodyti ir kaip tai turėtų būti. Tai mes, žinok, baigiam mūsų pokalbį tą pačią temą, kurią pradėjom. Nes tu sakei, kad kaip gerai nuskambėjo, kai žmogus nežino, ko jis nežino. Tai jis nežino todėl, kad jis neuždavė klausimo. Tai mes užduodam klausimą, mielieji, reikėtų į tai reaguoti ir įnešti daugiau aiškumo toj lietuviškoj nūdienos stovyklų padangiai, nes sezonas jau tuoj prasidės, birželio vidury startuoja stovyklos, jau kai kurios dieninės stovyklėlės startuoja ir tai yra metai iš metų besikartojantis projektai. Matau, kad šiais metais pasiūla dar padidėjo ir yra galimybė padaryti daugiau klaidų tėveliam, bandant, kažką bandant, sakykim taip. Tai nedarykit klaidų, geriau pasiklausykit, paskaitykit, nuspręskit teisingai ir padarykit teisingus pasirinkimus. Taip, o mes esame jums į pagalbą. Taigi, mielieji, dėkui, kad mūsų klausotės, žiūrite ir labai tikimės atsakymų į klausimus. Iki kito susitikimo. Sudie.